Sveiki! Sėti salotą šiltnamį yra visiškai paprasta, bet yra keletas gudrybių, kaip padaryti, kad salotų turėtumėt kuo ilgesnį laiką. Tai aš netrukus parodysiu, kaip sėti paprastas salotas ir kaip sėti gūžinės salotas, tam, kad jų turėtumėt kuo ilgesnį laiką. Viskas labai paprasta, tai tiesiog pradedam. Pasiruoškite sėklas ir įrankį. Iš lapinių saloto aš pasirinkau Lolobiondą, todėl kad jos atželia tada, kai jūs jas nupjaunate. Taigi derlius turėsite dar daugiau iš kiekvienos sėklos. Na, o įrankį pasirinkau štai tokį. Su jo aštriaisiais galais padarome vieną kryptimi daug tokių gražių supurentų vagelių. Tiesiog ant jų laisva ranka iš viršaus užsėjame ant viso to ploto salotų sėklas. Jos gražiai subirės ten, kur joms ir patiks. Ir tada su to pačiu įrankiu priešinga kryptimi vėlgi supurenate žemę. Visiškai tą patį veiksmą galite padaryti ir su grėbliu, jeigu tik tai turite tokį su ilgesniais dantimis. Čia tikrai pravartu, jeigu jūsų plotas yra didesnis. Dabar sėsiu gūžinės salotas, šiek tiek kitokiu būdu. Tam man reikalingas bus nedidelis grėbliukas. Su juo aš purendama padarysiu tokį platesnį griovelį, jį visą užsėsiu gūžinių salotų sėklomis ir su to pačiu įrankiu atgal gražiai užversiu žemes ant viršaus. Pasėjus tiek vienas salotas, tiek kitas, tikrai rekomenduočiau apdengti agroplėvele, taip sėkloms bus šilčiau ir jos galės turėti geresnės sąlygas greitai išdygti. Kai tik tai pasirodys pirmieji lapeliai, šitą agroplėvelę nuimkite. Na, o dabar reziumuojam, kaipgi padaryti, kad tų salotus turėtumėt kuo ilgiau. Tai paprastosios salotos, jos užauga greičiau, gūžinės užauga ilgiau. Vadinasi, jeigu jūs sėjate abidvi vienu metu, jau jūs turite skirtingą laiką, kada jūs turite derlių. Ir salotom, kad jos užaugtų normalios, sveikos, gražios ir skanios, reikalinga turėti šiek tiek erdvės. Tai reiškia, kad arba mes turime jas retinti, tai ką tai reiškia, kad išraunam ir valgom tiesiog. Arba mes turime jas pikuoti, tam, kad kiekviena salota turėtų savo tos vietos tiek, kiek reikia jai. Jeigu mes pikuojam, tai tada mes šiek tiek pristabdom augimą. O tai vadinasi, mes pailginam laikotarpį, per kurį mes gausime salotas. Vadinasi, jeigu mes vienu metu, pavyzdžiui, dabar aš šiandien ryte pasėjau ir vienas ir kitas, iš jų dalį, iš paprastųjų tų salotų, dalį retinsiu, o dalį pikuosiu, tai jau bus du skirtingi laikotarpiai, kada turėsiu jų derlių. Ir iš gūžinių salotų lygiai taip pat dalį aš retinsiu ir valgysiu iš karto, o dalį aš pikuosiu. Vadinasi, dar ilgiau pratęsiam tą salotų gavimo laikotarpį. Tai rezultatas toksai, atėjau šiandien į šiltnamį, pasėjau skirtingų rūšių salotas vienu metu, o derlių gausim kitokį. Tikiuosi, jums buvo jinai naudinga. Dar vieną dalyką, ką aš papasakau visai neseniai, tai yra apie ridikėlių sėjimą. Aš parodžiau 3 būdus, kaip galima juos pasisėti. Jeigu norite pasižiūrėti, tai tiesiog paspauskite čia arba čia, nežinau, kažkur čia iššoko tas langelis. O jeigu patiko šitas video, spauskite nykštį ir prenumeruokite mūsų kanalą, jeigu norite gauti daugiau visokių įdomybių ir gerų patarimų. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki!